Jeigu jūsų tikslas yra finansinė nepriklausomybė, finansinė laisvė, tam, kad tai pasiekti, mano galva, yra du keliai. Galima tai daryti individualiai, galima tai daryti kartu su bendraminčiais. Ir kelias kartu su bendraminčiais yra efektyvesnis ir greitesnis. Būtent dėl to mes sukūrėme Starfish Academy vidinį ratą tam, kad tie žmonės, kurie nori judėti link savo finansinės gerovės tikslų, link savo finansinės laisvės tikslų, galėtų daryti tai ne vieni. Galėtų turėti aplinką žmonių, kurie galėtų kartu dalintis patirtimi, galėtų mokytis vieni iš kitų, galėtų daryti bendrus veiksmus tam, kad jų rezultatai ateitų greičiau. Kamgi yra skirtas vidinis ratas? Vidinis ratas yra skirtas žmonėms, kurie nori turėti laisvę nuo pinigų ir nuo laiko. Kitaip tariant, nori uždirbti pinigus kitą formą, nori uždirbti pinigus taip, kad jie nereikalautų nuolatinio jų pastangų buvimo. Lygiai taip pat tiems žmonėms, kurie nori turėti daugiau laisvės nuo savo verslo. Tai yra turėti verslą, kuris galiausiai dirba jiems, o ne jie dirba jam. Taip pat tiems žmonėms, kurie nori atrasti būdų, kaip sudaryti harmoniją tarp kaip minimum 5 skirtingų gyvenimo sričių. Tai yra sveikatos, tai yra santykių, tai yra finansų, tai yra saviraiškos ir žinoma mūsų vidinio pasaulio. Mano galva, finansinė laisvė yra pirmasis žingsnis link to, kadangi ji leidžia jums rūpintis kitoms sferomis, skiriant daugiau laiko ir daugiau resursų. Vidinis ratas šiai dienai jau egzistuoja keliose pasaulio šalyse, tai yra Lietuvoje, Estijoje. Mes taip pat turime narių, kurie yra besijungiantys į mūsų vidinį ratą iš kitų šalių, tai yra Didžiosios Britanijos, lygiai taip pat Airijos, taip pat Vokietijos ir kitų šalių, kurių kiekis nuolat didėja. Tad, jeigu jūs esate tas žmogus, kuris norite judėti link savo finansinių tikslų ir nenorite tai daryti pavieniui, bet norite turėti nuolatinę aplinką žmonių, kurie galite atrasti galimybių tobulėti, atrasti galimybių bendradarbiauti, atrasti galimybių dalintis savo patirtimi ir mokytis iš kitų žmonių patirties, o taip pat greičiau atrasti būdų kitaip, nulaužiant turtėjimo kodus, judėti link savo finansinės gerovės tikslų, vidinis ratas gali būti tinkama vieta jums. Tam, kad į jį patekti, reikia praeiti šiokį tokį kelią. Pirmiausia, turite praeiti mokymosi kelis etapus tam, kad jūsų pasirengimas būtų pakankamas atėjus į vidinį ratą daryti praktinius veiksmus. Priklausomai nuo to, kur jūs esate šiai dienai, ar visiškai kelio pradžioje, o galbūt jau esate turinti savo verslą arba jau investuojantis reguliariai, tas kelias gali būti šiek tiek skirtingas. Praėjus mokymus, jūs praeinate interviu, kurio metu mes pasitikriname, ką jūs jau darote, kokie jūsų lūkesčiai, ką esate pasiruošę daryti vidinėme rate, lygiai taip pat, ar jūsų pasirengimas yra pakankamas. Po viso to vyksta balsavimas vidinio rato grupės, į kurią pasirinkote kandidatuoti narystės komiteto, ir jeigu jums ir vidinio rato komitetui abiem pusėm yra tinkama sąlyga, kaip ateiti į vidinį ratą, bei jūsų pasirinkimo lygis, po balsavimo jūs galite prisijungti prie vidinio rato. Daugiau apie tai galite sužinoti užpildę formą apačioje, kur taip pat gausite daugiau informacijos apie tai, kas vyksta vidinėme rate, kaip atrodo mūsų susitikimai, kokios sėkmės istorijos yra tų žmonių, kurie jau jame yra ne vienerius metus, ir galbūt galėsite pasimatuoti, kiek tai tinka jums. Tad kviečiu užpildyti formą apačioj ir galbūt susitiksime su jumis vidinėme rate.